viena po kitos galbūt taip ir susidėlios, kad per tam tikrą laiką pereisim visai įdomias, kurios kai kuriuose vietose galbūt ir atspindi, em, norisi sakyt galbūt kasdienybę, bet kasdienybę galbūt taip neužtektų tik įvardinti, kad tokia tai yra kasdienybė, nes jos būna įvairios. Bet tas įvairumas turbūt ir lemia tai, kad žiūrėk, vienam panašus dalykas sutampa su kito įprastu, arba atvirkščiai, vieno įprastas dalykas sutampa su kažkuo tai kito panašia dalimi. Tai vakar turėjom apie tylą, kiek tyloje užgimsta kai kurių dalykų. Šiandien turim kitą dalyką. Šiandien turim kitą temą, pakalbant apie tai, kas nutinka, kuomet pas vadovą, pas lyderį pasikeičia tam tikras susivokimas. Šiftas toksai iš sukontroliuot ir pasitikėt. Arba už viską tai būt perdėtai, kabutėse, atsakingu, kuomet gali pastebėti, kad žiūrėk, ir kiti žmonės yra tikrai įgalūs dalykus daryti. Jiems viskas tenai ir taip gali sektis geriau ar blogiau. Tai šiandieną coachingo sesijų refleksija būtent apie tai. Gal tai paimsiu vieną situaciją, tokią ganėtinai įprastą, pasižiūrėkit, gal jums iš tos perspektyvos irgi matysis, kad kai kuriuose vietose arba pats save pagaunat, arba matot, kad komandos nariai kažkokie tai tokie, būna, ir tai nebūtinai kalba apie vadovą, tai gali būti ir kolega, tas peers vadinamas. Tai situacija tokia, nežinau, kaip čia žanro klasika. Vadovas, ar tas lyderis, kuris vis taip skundžiasi atitinkamai, kad jis turėtų, kaip čia jau įvardinti, kaip pastoviai tikrinti kiekvieną detalę. Ir jeigu to nepadaro, arba būtent dėl to, tai daro dėl to, kad tai, žiūrėk, vėluoja kažkokie tai sprendimai, komanda pati nesivysto, neauga, nors iš tikrųjų, jeigu taip paprastai įsivardinus kitus dalykus, taip savo leidus giliau truputėlį pasidėlioti, slepiasi tam tikra baimė. Slepiasi baimė ir ne pažodžiui, bet keletų vadovų toksai skausmas įvardintas, tas skausmo taškas įvardintas, kad jeigu duosiu jiems visišką tą laisvę, tai ten galiausiai viskas sugrius, o visa atsakomybė bet kuriuo atveju yra nuo manęs. Tai baimės įvardinimas, coachingo kontekste, pokalbyje, sesijoje, yra nespręsti taip, kaip yra dažniausiai vardinama apie, delegavimo problemą. Turbūt esam girdėję tokį, ten deleguot, ten sudėtinga ir taip toliau, ir taip toliau. Deleguot galbūt yra sudėtinga, kuomet mes deleguojam užduotis. Tačiau viena iš svarbiausių įžvalgų, kuomet mes deleguojam rezultatą, tą galutinį tikslą, mes tada turim keisti apskritai visą tą modelį. Ir delegavimo problemos čia nėra ką spręsti, nes čia labiau į paviršių iškyla tas, kaip užvadint, pasitikėjimo trūkumas. Ir jeigu ir nuskambės kažkaip labai tiesmukai, bet radau pas save prie tų tagų remarkable, kur pasitikėjimas, ten ne tai, kad paboldinta, bet apibrėžta, pabraukta, ten užgailaitinta ir taip toliau. Pasitikėjimo trūkumas. Ir pamenu vieną klausimą, kuris taip truputėlį ne tai, kad išmušė iš vėžių, bet vėl tos tylos atsirado. Su vienu vadovu šnekėjom apie tai ir tokį diskutavom jau paskui į tai, kad kuo tavo komanda nuviltų labiausiai tave, iš principo, tas nusivylimas, koks būtų didžiausias, jei leistum jiems visus 100% veikti vieniems. Ir čia tas toksai herojaus sindromas. Aš nesakau, kad visi, bet tie, kam trigerina šitas dalykas, tai kviečiu pasižiūrėti į perspektyvą iš tos pusės, kad vadovai, lyderiai arba komandos nariai realiai kartais tą pasitikėjimą laiko
laiko kaip riziką, o kontrolę tam tikrų saugumų. Ir čia labai susijęta viskas su tokiu, vidiniu vadovo, to lyderio identitetu. Kuomet jis jaučiasi, kad esas reikalingas tik tai tada, kai apsaugo komandą, kolektyvą savo nuo tam tikrų klaidų. Toks herojaus sindromėlis. Didesnis, mažesnis, esu tikras, kad kiekvienas vadovas yra buvęs, esam buvę tokiose situacijose, kuomet atrodo, kad turim sukontroliuoti viską, už viską turim būti atsakingi ir taip toliau. Aš nesakau, kad nereikia būti atsakingiems, bet ta atsakomybė, jinai nėra kalba apie jos perdavimą, kad tu neatsakingas, jie atsakingi. Ne, atsakomybė pasidalinama, tos atsakomybės tampa daug daugiau. Ir kuomet sesijoje, tokia, nežinau, kaip gal kolegos klausys, coachingo specialistai irgi gal pagaus tokį, man metaforiškai tai toks lyg kaip žiūri filmą arba klausau kažkokį tai knygą ir man taip lyg sustoja tas vaizdas, garsas ir aš pradedu įsiklausinėti. Įsiklausyt, kaip jis apibūdina, kaip vadovas apibūdina tą komandą. Kokie žodžiai buvo, kokie ženklai, kaip pavyzdys atitinkamai, pasijauti ten kažkoks nusivylimas, matosi, kad kažkaip jie įsivardina, kad nesusiderinti tie lūkesčiai, koks tai partnerystės ženklas. Ir tuomet coachingo pokalbyje kviečiam tą partnerį perkalbėti. Ne apie tai, ką jie daro blogai, nes čia toksai gaunasi coaching the ghost, toks vaiduoklių coachinimas, vadinkim taip metaforiškai, bet iš profesinio žodyno. Ir čia vėl sąsaja su tuo coach mindset tokia. Ir tie, kuriems aktualus šitas dalykas ir vadovams, ir matau coachingo mokyklos, kuomet metu vadovai pradeda persukti šitą mindsetą vadinamą, tą pasaulėžiūrą tokią, ne į tai, kad tikrinu, stebiu, pastebiu ir taip toliau, kuo greičiau veikiu tuomet, kuomet jie kažką tai padaro blogai. Ir pasikeičia tas požiūris į tai, kad, aš nežiūrėsiu, ką jie daro blogai. Aš žiūrėsiu į tai, ką jie gali sukurti, kuomet aš juos palaikau. Ir čia grynai yra mentalitetas, coachingo mentalitetas. Į klientą žiūri ne į tą, kuris kažko tai negali, bet į tą, kuris gali ateityje. Tam, kad jis galėtų ateityje, jam reikia to palaikyti. Tai kai šitą copy-paste realiai iš coachingo sesijų vadovai, lyderiai nešasi į savo kasdienius darbus, ten įsijungia kažkoks tam tikras pasikeitimas. Ir šitoje dalyje pasitikėjimas realiai yra, ne tik tai, kad koks, įvardinimas, pasitikint, bet čia labai yra, toks ilgas, pavadinkim taip, veiksmažodis. Veiksmažodis turiu omeny iš pačio proceso, nes pasitikėti, tai nėra tokia kažkokia tai pasyvi būsena, tai yra labai, labai, labai aktyvus veiksmas. Ir vadovas šitoje dalyje turi suvokti, kad jo tikrasis kaip lyderio darbas nedaryti už komandą, bet pašalinti kliūtis tam pasitikėjimui. Ir kai kur yra vardinama, arba vardinama, tai gal tas pats, bet kitas supranta, kad mano darbas yra tai yra panaikinti kliūtis jų kelyje. Taip ir, ne taip, bet taip ir. Yra ir pašalinti kliūtis pasitikėjimui. Kurios kliūtys trukdo pasitikėti. Čia mes tada pradedam žiūrėti. Ir ten labai fainų dalykų galima atrasti. Čia žiūrėk ir ta vadinama perteklinė kontrolė. Galbūt kažkokia tai ne tiek reikalinga biurokratija. Kiekviena organizacija gali rasti savo tam tikrų dalykų, kurie atspindi, kliūtis pasitikėjimui. Kas trukdo man pasitikėti? Yra tie punktai. Kuomet mes apie juos pradedam pagalvoti, tada vadovas pamato, kad kokia pas juos veikianti sistema, struktūra yra, kas ten veikia, kas neveikia, kas galėtų būti kitaip. Ir šitoje dalyje labai svarbu apsibrėžti, kaip atrodytų tas 100% pasitikėjimas praktikoje, dėl tos veiksmažodžio, tos formos, nes tai yra ilgas laikas. Nebūtinai ilgas laikas, bet toks nuoseklus, pavadinkim tai procesas. Gal tai reiškia, kad jo vaidmuo pasikeis, prisidės tam tikrų kitų funkcijų. Ir žiūrėk, ten atsiras erdvės ir daugiau laiko skirti ir energijos skirti vizijos formavimui, kažkokių atskirų resursų užtikrinimui. Tikrai tai yra dalykai ne tie, kurie yra detalių sutikrinimui, tas mikromanage'inimas vadinamas. Ir šitoje dalyje, kas
girdisi paskui vat, ir po sesijos arba aptariant sesiją ir tada matau pats su savim reflektuojant ir paskui jau po 2-3 savaičių, kuomet vėl su to pačiu žmogum susitinkam, arba po kažkurio tai laiko mes pradedam matyti, kad kuomet vadovas iš pradžių treniruojasi, mokosi, pavadinkim taip, bet kaip vis labiau po kažkiek, po nedaug, jis po to po sprendimo, priimto sprendimo, dar ryte žodžiai, mintys jau nulėkia kažkur, bet žodžiai dar patys. Kuomet vadovas, lyderis po sprendimo, kad besąlygiškai priims, tą pasitikės savo komandą, jis ir pats išgyvena labai didelį tokį palengvėjimą. Nes kontrolė, jinai, pusmintas, nežinau kaip įvardinti, bet čia sudėtingas, įsitempęs dalykas ir tu, kai paleidi tą kontrolę, toks palengvėjimas įsijungia. Ir va tada tai yra tas ženklas, kad įvyko pereiti iš to vieno herojaus kontroliuojančio link kito herojaus, kuris yra, partneris. Ir tas partneris, jisai sukuria komandai erdvę augti, galbūt ir per klaidas. Bet iš tikrųjų paėmus, kokios tos mažos klaidos galėtų būti pačioj pradžioj, kad jas padarius, žmonės pradeda matyti, ką greitai gali pataisyti. Nes, bendrai paėmus, klaidų bet kokiam projekte bus. Ar tu ten ruoši, reguliuosi, tvarkysi, ar tu paleisi iš karto, jų visą laiką bus. Kuo ilgiau laikysi suspaudęs, tuo bus klaida tik vėliau. Bet greičiausiai jinai bus didesnė negu ta, kad iš pradžių žmonės pradės eiti ir tada tas bendradarbiavimo pasiekmė virs į tai, kad atsiras klaida, bus kas prisiima atsakomybę. Eis pataisyti, bet mažesnę klaidą lengviau pataisyti. Ir tas įvardinimas, kad įgalina kažką tai, įgalinti per pasitikėjimą, yra toks, reikia su juo labai labai atsargiai, nes toks vaizdas, kad susitikrint savo. Kaip aš juos įgalinsiu, ten gerai, aš pasitikėsiu, bet ir tada toks kartais dramatiškas įvykis būna. Tarsi, tai jie šiaip be tavo pasitikėjimo, be tavo leidimo, jie tokie neįgalūs tada yra. Ir tada palauk, jie įgalūs, gali daryti dalykus. Ir va čia ir momentas yra, kad pasitikėjimas nėra kažkokia tai atskira dovana, kur vadovas ją duoda kitiems, vos ne kaip bonusą. Juokau, ne apie tai. Pasitikėjimas yra realiai lyderystės būsena, kurią vadovai ištransliuoja. Ir ji arba leidžia komandai klestėti, arba kai jos nėra, tarsi užgniaužia komandą. Tai jeigu tai pasimt truputėlį pareflektuoti ir galbūt rasit savy kažkokių tai atskirų dalykų, kad matot, kad galbūt ir net ir patiems bus naudinga, jeigu esat kaip vadovai ir tą kontrolę dar vis atitinkamą turit, kviečiu pamastyti savo ir atsakyti į klausimą. Vienas kitas klausimas galėtų padėti, o šioj refleksijoje galbūt taip ir kvieščiau atsisveikinti su vienu klausimu. Jeigu pasitikėtumėt savo komandą visų 100%, koks yra pats svarbiausias dalykas, kurį jūs nustotumėt kontroliuoti nuo dabar, nuo šios akimirkos? Jeigu pasitikėtumėt pilnai 100%, koks vienas dalykas, svarbiausias galbūt dalykas, kurį nustotumėt kontroliuoti? Tai aš labai kviečiu jūs pradėti ne nuo tos kažkokios vienos srities, bet visumą pasižiūrėti. Pasižiūrėti visumą ir kviečiu arba savo į dienoraštį pasirašyti tą atsakymą, arba galbūt net ir komentaruose palikti ir pasižiūrėti, kaip kitiem tai rezonuoja, ką kiti pamato, kaip kitiem tai vyksta. Ir žiūrėk, gal net ir tenai rasis kažkoksai tai užgims tam tikras konfliktas. Konfliktas. Kalbu apie konfliktą, todėl kad ryt arba poryt. Žodžiu, kitoj refleksijoje apie tai bus plačiau kalbama, nes konflikte mes labai daug galim kur paaugti. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad buvot. Bandau jau sutilpti į tas 12 minučių, bet 3 dar vėluoju. Tai čia turbūt mano ryto reikalų dar nesusidėliojimas. Tai ačiū už laiką. Ačiū už dėmesį ir tikiuosi, kad bus ir šitas naudingas praktikoje. Ne tik tai, kad tokia, galbūt, reikėtų kažkada tai daryti. Tai kviečiu padaryti ir tada pasidžiaugti rezultatais.
Tiek šiam kartui, sakau, iki malonaus susitikimo kitoj coachingos sesijų refleksijų. Ate.